Kalbant apie vandens lelijas, pirmiausia reikia pasakyti, kad tai yra daugiamečiai žoliniai vandens augalai, kurių lapai yra plūduriuojantis. Ir Lietuvos vandens telkiniuose yra keletas savaime augančių lelijų rūšių, tačiau jos yra saugotinos arba retos ir įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Reikia pasakyti, kad lelijų žiedams yra būdinga tai, kad ryte žiedai išsiskleidžia, o vakarop arba prieš lietų jie užsiskleidžia pilnai. Šiaip vidutiniškai vienas vandens lelijos žiedas žydi 4-6 dienas, o šiaip lelijos žydi nuo birželio iki pat rugsėjo mėnesio. Ir dar svarbus faktas žiedų gausumui ir apskritai tam vandens lelijų žydėjimo intensyvumui yra vandens paviršiaus plotas tenkantis vienam augalui. Tai vienam vandens lelijų individui reikia maždaug 3 kvadratinių metrų vandens ploto. Tai jeigu žmonės turi sodybose kažkokį dekoratyvinį baseinėlį, kurio plotas maždaug kokie 4-6 kvadratiniai metrai, tai jame užtenka pilnai auginti vieną vandens leliją. Aišku, šių augalų privalumas yra ne tik dekoratyvūs žiedai, bet dar ir tai, kad lelijų lapai suteikia šešėlį ir tai stabdo dumblių vystymąsi ir dauginimąsi vandens telkiniuose. O be to, per lelijų lapus netaip įšyla vasarą, netaip įkaista vandens paviršius. Tai yra labai naudinga žuvims ir kitiems vandens gyvūnams. Ir šiaip lelijos yra skirstomos į 2 grupės. Tai žiemojančios vandens telkiniuose ir žiemojančios patalpose. Paprastai lelijos yra sodinamos į vandens telkinius gegužės-birželio mėnesiais ir tai galima daryti iki pat rugpjūčio mėnesio. Sodinti reikia į plastikinius kažkokius indus, svarbiausia, kad šonuose būtų skylutės. Substratas lelijoms nėra kažkoks labai ypatingas, jo galima įsigyti jau paruošto arba pasiruošti patiems iš velėninės žemės ir durpės mišinio. Santykis turėtų būti kažkur 6:1. Ir bet kokiu atveju dar reikėtų įmaišyti molio, kadangi tai truputį pasunkins dirvožemį ir augalas lengviau su visu indu nusės į dugną ir įsišaknys. Indo dydis irgi priklauso nuo to, kur sodinsim augalą, ar į natūralų vandens telkinį kažkokį, ar į dekoratyvinius baseinėlius ar kitokias talpas. Ir dar reikia paminėti, kad toms lelijoms, kurios žiemos natūraliuose kažkokiuose vandens telkiniuose ar kūdrose, labai svarbu, kad dugnas būtų dumblėtas, nes toks gruntas užtikrina sėkmingą augalo peržiemojimą, nes tokiame griname smėlyje arba žvyre ar naujai iškastame kažkokiame baseine, tai augalas jaučiasi šiek tiek prasčiau. Aišku, visai kitokios sąlygos yra dekoratyviniuose baseinėliuose, kadangi ten vandens kiekis jisai būna mažesnis ir automatiškai dažniausia vanduo įšąla iki pat dugno. Tad tokius augalus reikėtų rudenį, kada jau apmiršta lapai, pradeda atsiskirti nuo šakniastiebių, reikėtų ištraukti iš vandens kažkokio telkinio su visu indu ir palikti žiemoti šaltesnėje patalpoje, kur temperatūra nenukrenta mažiau 0. Šiaip optimaliausia temperatūra yra kažkur 4-5 laipsniai šilumos. Tai gali būti rūsys, veranda ar kažkokia kita patalpa. Ir reikėtų kažkur įdėti tą patį šakniastiebį į didesnį indą ir arba užpilti tvenkinio vandeniu, kad apsemtų augalą, arba uždėti šlapiamis durpėmis ir palikti taip per žiemą augalą žiemoti. Na ir dar keletas patarimų, tai reikia žinoti, kad vandens lelijos jos nemėgsta tokio tekančio vandenio, joms reikia ramaus vandens, tai nereikėtų jų sodinti kažkur šalia kažkokių fontanų ar krioklių. Ir be to, dar vienas patarimas, kad renkantis ir įsigyjant vandens lelijas, labai svarbu žiūrėti į etiketės, kur nurodyta
kaip augalas žiemoja, ar jis gali žiemoti vandens telkinyje ar patalpoje, nes yra tikrai galybė lelijų, kurios žiemoja tik patalpoje. Tai būtinai atkreipkite dėmesį. Ir aišku, reikėtų atkreipti dėmesį, kur nurodyta, kokiame gylyje augalas gali augti. Nes jeigu, pavyzdžiui, nurodyta, kad gali augti ne giliau iki 1 metro, tai tikrai nereiškia, kad augalas gerai jausis 1,5 metro gylyje. Būtina atsižvelgti į nurodytas rekomendacijas.